Taigi, laba diena visiems. Šiandien turime 107 užsiėmimą. Praeitą kartą kalbėjome apie Lotynų Amerikos išsivadavimą. Šį kartą pakalbėsime apie Lietuvą Rusijos imperijos sudėtyje 1815–1864 metais, apie visuomeninį ir kultūrinį sąjūdį Lietuvoje XIX amžiaus pradžioje. Pirmiausia, apie politinę situaciją Lietuvoje po 1812 metų karo. Taigi 1815 metais Vienos kongresas iš Napoleono sukurtos Varšuvos kunigaikštystės didžiosios dalies žemių įkūrė Lenkijos karalystę, kuri atiteko Rusijos imperijai. Lenkijos karalystė turėjo savo konstituciją ir plačią autonomiją. Jos karalius buvo Rusijos imperatorius. Lenkijos karalystei atiteko Lietuvos užnemunė. Joje liko galioti Napoleono kodeksas, o valstiečiams buvo palikta asmens laisvė. Lietuvai prijungtai prie Rusijos savarankiškumas nebuvo suteiktas. Čia augo nepasitenkinimas caro valdžia, aktyvėjo visuomeninis politinis gyvenimas. Caro valdžia, atskyrusi Lietuvą nuo Lenkijos, tikėjosi atitolinti abi buvusios vienos valstybės dalis. Tačiau prasidėjo priešingas procesas, tai yra siekimas vėl susijungti. XIX amžiuje kilo net 2 sukilimai nukreipti prieš Rusijos valdžią. Apie studentų ir inteligentų draugijų veiklą. XIX amžiaus pradžioje susikūrė draugijos, susibūrusios prie Vilniaus universiteto. Didesnę iniciatyvą rodė studentija. Slaptose draugijose buvo imta propaguoti naujas vertybes. Tai yra tarpusavio paramą, ryžtą kovoti su despotizmu, tautinio išsivadavimo idėjas. Po 1812 metų Lietuvoje aktyviai ėmė veikti masonai. Jų susirinkimų vietos buvo pavadintos ložėmis. Žymesnės ložės buvo Uolusis lietuvis, Tobuloji vienybė. Masonų draugijos platino švietimą, užsiiminėjo labdarą, pažangi buvo jų skelbiama religinė ir tautinė tolerancija. Inteligentai, kurių nepatenkino masonų uždarumas, 1817 metais sukūrė Šubravcų arba nenaudėlių draugiją. Šioje draugijoje nebuvo dvarininkų, o kritika visuomenės atžvilgiu buvo nuosaiki. Masonų ir Šubravcų idėjos buvo populiarios tarp studentų ir moksleivių. 1817 metais Vilniaus studentai įkūrė slaptą filomatų, tai yra mokslo mylėtojų draugiją. Aktyvūs jos nariai buvo Adomas Mickevičius, Tomas Zanas ir kiti. Filomatai globojo ir kitas studentų organizacijas, iš kurių gausiausia buvo Filaretų, tai yra dorovingųjų draugija. Filomatai ir Filaretai siekė padėti studijų draugams geriau mokytis, puoselėti tautiškumą, šviesti lenkų tautą. Didžiausias jų tikslas – tautos laisvė. 1822 metais Aleksandras I uždraudė masonų ložes ir Šubravcų draugiją, o po metų policija suėmė ir slaptųjų Vilniaus studentų organizacijų narius. Prasidėjo didžiausia Europoje studentų byla, pasibaigusi nuteistųjų ištrėmimu.
Kaltinimas buvo pareikštas 108 asmenims, 20 iš jų buvo ištremti. Tarp pastarųjų buvo Mickevičius ir Zanas. Tai buvo pirmosios tokio masto represijos universitete. Turėjo atsistatydinti Vilniaus švietimo apygardos globėjas Čartoriskis. Tik represijomis caro valdžiai pasisekė prislopinti kylantį visuomenės nepasitenkinimą. Klausimai ir užduotys. 1. Trumpai papasakokite apie politinę situaciją Lietuvoje po 1812 metų karo. Kaip pasireiškė Lietuvos gyventojų nepasitenkinimas caro valdžia. Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. 2. Trumpai papasakokite apie studentų ir inteligentų draugijų veiklą. Kurie visuomenės sluoksniai buvo aktyvesni. Kokias vertybes XIX amžiaus pradžioje akcentavo jaunimas. Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.